Vilniaus mieste ant Neries kranto esantis Tuskulėnų dvaras romantiškas atrodo tik iš išorės. Gan turtingas dvaro kompleksas su rūmais, parko, oficina ir baltuoju dvareliu iš tiesų yra pažymėtas kančios ir mirties ženklu. Nemažai dešimtmečių aklinai nuo praeivių aptverta dvaro teritorija tarnavo kraupiems nusikaltimams slėpti. Šita vieta ypatinga tuo, kad ji mena tragiškus Lietuvos istorijos įvykius. Tai 1944 metais, kai Sovietų Sąjunga antrą kartą okupavo Lietuvą, NKGB kalėjime, vidaus kalėjime Vilniuje buvo pradėti šaudyti žmonės. Karo tribunolų nuteisti žmonės. Pasipriešinimo dalyviai, sistemai neįtikę žmonės. Sušaudytųjų kūnus vežė šičiai Tuskulėnų dvaro teritoriją ir juos užkasdavo. Tai archeologinių tyrimų metu, kurie prasidėjo 1994 metais, jie baigti buvo 2003 metais, buvo rastos 45 kapadobės, duobės, aš sakyčiau, nevartočiau tos savokos kapadobės duobės, ir juose rasti 724 asmenų palaikai. Tos duobės buvo kaip tranšėjos, jos buvo ilgos, iki 8-10 metrų ilgio, kelių metrų pločio ir iki 3-4 metrų gylio. Tai reiškia, veždavo naktimis iš KGB kalėjimo sunkvežimiais ir guldydavo kūnus, guldydavo jos, reiškia, sluoksniais. Reiškia, paguldo vieną sluoksnį, užberia kalkėmis, uždengia tolim, ant viršaus naujas sluoksnis ir taip, kol užsipildo duobė. Visą, ką tyrinėjimų metu pavyko atrasti masinėse kapavietėse, sudėta į Baltajame dvarelyje įkurdintą naują ekspoziciją, atskleidžiančią sovietų okupacijos nusikaltimus. Paradoksalu, tačiau čia pat prie nukankintų žmonių asmeninių daiktų stovi ir 17 amžiaus krosnies likučiai, kurioje buvo degamos plytos kitapus Neries esančiai Švento Petro ir Povilo bažnyčiai statyti. Dvaro teritorijoje supiltame kalnelyje įrengta koplyčia ir kolumbariumas su šioje teritorijoje užkastų žmonių palaikais. Pačiame dvare taip pat veikia laikinos parodos atskleidžiančios bolševikinio režimo nusikaltimus.